Spektaklis pagal Juozo Miltinio gimnazijos moksleivio Justo Petrausko pjesę Vilkas, Ėriukas ir Lapinas. Režisieriai Justas Petrauskas ir Dimas Marcinkevičius. Vaidina mūsų gimnazijos trečiokai, antrokai ir netgi pirmokai. Smagaus žiūrėjimus. Labadiena, kolegos mokiniai. Labadiena. Šiandien jūs turėt perskaityti vieną Fedro pasakėčią. Ir jeigu manęs atmintis neapgauna, deklamavimas yra jūsų mėgstamiausias darbas. Jau dabar jaučiu, kad šiandien bus išties linksmas, mes visi gausim daug dešimtukų. Pradėkit. Ėriukui su vilku malšinti troškulį, kadais upelį teko vilkas priekyje, o pasroviui toliau avelė kraugeriui, ir to užteko vaikui rasti priežastį. Gerai, o dabar pakartosim. Fedras. Fedras gimė 215 metų prieš Kristų, buvęs vergas, įteisino pasakėčią kaip savarankišką literatūros žanrą. Fedrus, lupus et agnus, adrivum eundem, lupus et agnus, venerant citi compulsi. Ėriukui su vilku malšinti troškulį kadais upelį teko, vilkas priekyje, o pasroviui toliau avelė. Kraugeriui ir to užteko. Kraugeriui ir to užteko. Vaidui rasti priežastį. Vaidui rasti priežastį. Kodėl? Jis klausė. Vandenį man sudrumsti, matai, ėriuk. O garbiniuotis bailė jam. Kaip vilkė sudrumsčiau tau vandenį, jei mano pusė nuo tavęs atbėga jis. O dabar interpretuokite šį kūrinį. Taigi, ėriukui su vilku malšinti troškulį, Kadais upelį teko, vilkas priekyje, o pasroviui toliau avelė. Kraugeriui to užteko vaikui rasti priežastį. Ėriukui su vilku malšinti troškulį, kadais upelį teko, vilkas priekyje, o pasroviui toliau avelė. Kraugeriui ir to užteko vaikui rasti priežastį. Kodėl spausia vandenį man sudrumsti, matai, ėriuk. O garbiniuotis bailė jam. Kaip vilkė sudrumsčiau tau vandenį, jei mano pusė nuo tavęs atbėga jis. Teisingam žodžiu nesuradęs atkryčio plėšikas sako. O, haha, štai, pagaliau, mes esame mano pilyje, prie mano imperatoriškojo sosto. Sosto! Štai, pagaliau, mes esame mano pilyje, prie mano imperatoriškojo sosto. Sosto! Kurį aš pats, karalius, popiežius, imperatorius Liucijus Cezaris von Lupenbergas, pasidariau savo paties rankomis ir... Senjorė, nu kiek galima? Čia juk visai ne pilis, o tik dvaras, kuris visai į dvarą nepanašus. O čia visai ne sostas,
Kėdė. O tik kėdė. O jūs nei imperatorius, nei karalius, nei popiežius, nei Cezaris, nei... Bet jūs grafas. Tačiau visą jo darbą dėl palikimo atlikau aš su Maurinu. Ką? Maurinu? Nemeluot man! Ne. Pirma, aš pats prismaugiau savo dėdę. Antra, aš pasiėmiau šitą visą. Trečia. Aš pasiėmiau šitą visą palikimą. Kėdę. Sostą. Atleiskite, senjorė, tačiau jūs buvot girtutėlis. O tuo tarpu Konstantiną von Lumpenbergas savo riebaluotomis rankomis prismaugė Maurinas. Maurinas? O kodėl mes viską padedam atvirkščiai? Aš smaugiau. Smaugiai. Smaugiau. O Maurinas knarkė. Tarkim, taip ir buvo. Tarkim, tu ką? Abejoji savo Karalių. Gerai, netarkim, buvo taip, kaip jūs pamenat. Kvailių karalių kaip Fedrą paskaityk. Gal bent tiek protingesnis tapsi. Fedras gimė 25 metų prieš Kristų. Fedras gimė 25 Progirdau užteko vaido respiėlės. Padėjus, tu atsivanyti man studrius, tai matai geriu, o garbiniuotis bairiem. Kaip? Ką tu pasakei? Nieko, senjorė. Nieko, senjorė. Čia tik čiaudulys. O, idiotas. Idiotas. Va, matot, čia tik sloga. Dunda žemė, dunda žemė, dunda žemė. Senjorė, kažkas beldžiasi. Dunda. Įsileis mane vidun. Prašom! Būkit palaiminti narsūs riteriai. Aš esu Veidenbergas Greitasis, karaliaus pasiuntinys. Atvykau čia iš pačios sostinės, nešinas laišku nuo paties karaliaus. Štai, imkite. Paviljonai, paimta papirkime iš jo letenų. Rankų, senjorė, rankų. Vadžinau, atplėšk ir skaityk. Kaip jūsų didenybė. Gerbiamas Liucijau von Lumpenberg, su didžiausia širdgėla ir liūdesiu apgailestauju dėl jūsų dėdės, Konstantino von Lumpenbergo. Bla. Pasirašo karalius vėpa. O ko tu čia dar stovi bitėt? Aš Veidenbergas. Senjorė, nereikėjo įžeisti karalius to pasiuntinio akivaizdoje. Jis dabar viską karaliui pasakys. Pasakys karaliui. Pusprotis. Apšinjokas. Į sveikatą. Pats žinau, kad pasakys. Pakviesk Mauriną. Jis jį sutvarkys. Maurinai, ateik čia. Maurinai, ateik čia. Einu. Senė, jūsų pataugom. Maurinai, klausyk. Matei tą pasiuntinį, kuris išbėgo paverti karalių ant peties. Mačiau. Sutvarkyk tą pasiuntinį. O ne, tik ne tai. Sutvarkyk tą pasiuntinį.
Su laiškais. Jau galva pradėti skaudėjo. Eime į kiemą. Tavo. Karaliui. Reikia grynų orų pakvėpuoti. Taip, jūsų didenybė. Bus puiki proga aplankyti jūsų naują karalystę. Karalystė? Paviljonai! O, tu matai, kokią netvarką paliko Konstantinas? Visur purvina, šlapia, drėgna. Va ten medis nulūžęs, o prie jo namas sudegęs. Ot pasileidėlis tas Konstantinas buvo. Senjorė, viskas čia gerai, šlapinės ką tik lijo, o dėl to medžio ir namo kaltas visai ne jūsų dėdė, o jūs! Aš? Jūs buvot girtas. Aš buvau girtas! Pamenu tik tiek, kad buvo linksmo ir kas ten vyksta paviljonui. Ten tikriausiai nuo dėdės laikų vagių privisę. Senjorė, visai ten ne vagis, o Maurinas vis dar vaikosi tą pasiuntinuką. Beje, senjorė, jeigu jūsų dėdė būtų buvęs karaliumi, mes jau dabar... Auksės kęstume. Mes jau dabar auksės kęstume. Tai kuriems galams tu jį nužudei? Tai kuriems galams jūs man įsakėte? Neįmanoma su tavimi. Ai, nesvarbu. Matai paviljonai, ten prie upelio. Vagis. Ir ne bet koks vagis, o aliukų vagis. Ir dabar jis bando pasisavinti visą bandą. Lunatikas, jis vis dar nežino, kad ne aliukai, o ėriukai. Labą dieną, garbingasis ponė. Užuojautą. Meiliai jam sakau. Dėl netekties. Jūsų dėdė von Lupenbergas buvo geras grafas. Kaip tu drįsti mano akivaizdoje minėti mano dėdę? Tu niekingas, niekingas aliukų vagie. Ne aliukų, o ėriukų. Ėriukų vagie. Garbingas ponė, atleiskite dėl šito nesusipratimo. Matote, aš esu tik jaunas piemuo. Miškinės ėriukus pasiganyti. Žolytės paėsti. Ir šupėlę atsigerti. Šie ėriukai yra mano velionė tėvo palikimas. Be jo aš daugiau nieko nebeturiu. Esu tikrai nekaltas. Nekaltas, nekaltas, nekaltas. Ir kaip tu man įrodysi, kad tu nekaltas esi tu melagi? O iš kur tavo tėvas gavo šiuos ėriukus? Mano tėvas gavo šios ėriukus iš jūsų dėdės, nes jam dirbo. Visai kaip ir aš, dirbu jums dabar. Dirba. Vis tiek tu man įtartinas. Paviljonai, aš negaliu pasitikėti tuo.
lūpų ir vidų piemenį. Tegul tavo tėvas ateina čia ir pasiaiškina. Negali jis. Negali. Kaip tai negali? Kas jis per vienas, kad negali ateit pas savo? Karalių. Karalių! Senjorė, juk jo tėvas miręs pats jums sakė. Tai aš jį tik tikrinau. Tikrinu. Nutilk, vaikėse! Bet ponė, aš nieko nesakiau. O klausyk, kaip pasimirė tas tavo tėvas? Sudegė kartu su mūsų namu prieš 3 dienas. Vadinas tavo tėvas padegė namą ir nusimaudė save. Jis negalėjo to padaryti. Jis savo rankomis tą namą pastatė. Bet to aš mačiau, kaip kažkoks girtuoklis tą namą padegė. Aš nebuvau girtuto, tai tavo darbas, ne tavo darbas. Aš visą supratau. Tu padegi namą ir tėvą kartu. Kaip sakoma, lygioj vietoj košės prisiminei. Lygioj vietoj košės prisiminei. Turnesnio posakio nesu girdėjęs. Bet Jokių bet. Tu padegi namą, tėvą, pasisavinai jo ėriukus. Tu niekingas! Niekingas! Nelėkitės čia! Pakartą niekingą piemenį, o jo avikus paleisti gyrę, tegu vilkai suėda. O man reikia karališkų pietų. Surieškit jį! Nagelis nulūžo, a? Ką tu sakė? Suriški! Teisingam žodžiui nesuradęs atkirčio plėšikas sako. Tu šmeižei prieš pusmetį mane. Ką tu? Manęs nebuvo gimusio. Vadinas tavo tėvas vilką apšmeižė. Vadinas tavo tėvas vilką apšmeižė. Vadinas tavo tėvas vilką apšmeižė. Paviljonai ateik čia, paviljonai nueik ten, padaryk tą, padaryk aną. Aš Liucijus, Dievo pasiuntinys žemėje. Aš visų gražiausias, aš visų protingiausias ir aš visų teisingiausias. Kaip jis man nusibodo, tas šlikštus Dabita. Dieve, kaip jis man nusibodo. kur aš? Kur mano ėriukai? Kodėl mano rankos surištos ir guliu prie kelio? Senjoro von Lupenbergo paliepimu esi vedamas į miestelio teismą. Į miestelio teismą. Negi nieko neprisimeni. Dabar prisimenu. Kartuvės man skirtos, o ne teismas. Į kartuves jį, į kartuves jį, į kartuves jį. Bet kuriuo atveju teismas bus. Nors tiesą sakant, teisybės ten ir nėra. Ką jūs to norite pasakyti? Po senjoro Konstantino mirties buvęs teisėjas paslaptingai dingo. Ką jūs to norite pasakyti? Dabar jo vietą užėmė vietis pirklys, nuo kurio teisybė slepiasi piniguose. Tas šlikštus paršas dėl Liucijus bet ką padarys. Leiskite, ponė, bet kodėl jūs man tai sakote? Ar neturėtumėte mane kilpą vesti nuožmiai ir šaltai?
Nekalbėti, o tik užgaulioti. Man nusibodo. Šaltai nuošmei, šaltai nuošmei, šaltai nuošmei, šaltai nuošmei, šaltai nuošmei. Kas nusiboda? Niekas. O kodėl tu nebėgi, juk tavęs laukia mirtis? Pone, aš bejėgis kaip ėriukas. Nesivarkinu aš bėgti, nes žinau, kad nuo to geriau man nebus. Tegul būna taip, kad likimas nulems. Į ką tu esi? Kas žino, gal gyvas liksiu, o gal vis dėlto mane, kaip ir visus ėriukus, vilkas suės. Ar ne taip byloja Fedras? Fedras. Fedras gimė 20-15 metų prieš Kristų. Buvęs. Oi. O kodėl jis tarnaujant savo ponui, bet už akių įsmerkia? Nepatinka man jis. Nors tiesą pasakius nežinau, kodėl jam taip pataikauju. Iš pradžių dirbau jam dėl pinigų, bet jis man irgi nepatiko. O dabar ypač nepatinka. Juk aš jo patarėjas, bet jo didelybė manęs net neišklauso. Tik nuolat nurodinėja atlikti nesąmoningas užduotis, nusišneka ir dar vadina save karaliumi. Karaliumi. Neprivalai jam dirbti, pasitrauk kaip laisvas žmogus. Keista porelė. Bet iš ties, tas piemuo kalba protingai. Aš turiu palikti Liucijų ir keliauti kuo toliau nuo jo. Bet jei taip paprastai eisiu, manęs geruoji neišleis. Tai ką daryti? Maurynas. Ne, Maurynas per durnas, kad man padėtų. Ką daryti? Aha, tik pats karalius Ričardas III Meškaširdis, sužinojęs apie tas padugnes, man tikrai padės. Todėl turiu išlaisvintą jo šitą pasiuntinį. Man turi pavykti, juk aš iš Lapinų giminės. Pavaldiny, prisės, gal išalkai? Oi, antrų pietų tikrai nesakysiu. Kiaulė. Kiaulė. Kiaulė, 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 kiaulė. Užkrask, Johanai. Tai ko čia pasirodė, a? Ką sakei? Kalbėk aiškiai, juk stovi prieš savo Karalių. karalių. Sikiau, labai skanu. Niam. Tai ko čia pasirodė, a? Prieš savo Karalių. karalių. Ha, jis to klausia. Ką čia to? Kaminkrečio? Kokia dar kaminkrečia? Gal galėt gyventi mano? Karališka. Karališką atmintį. Nes pastaruoju metu daug pašlemėkų mirno pasiunčiau. Į ką tu esi? Ne, tas kamingratys, kurs kažkokį namą padegė ir irgus pavogė. Jok, tai ne kaminkretys, o piemuo. Ir ne ėriukai, o aviukai. Me. Nu gal.
Celė atvedė blogiuką. Blogiuką. Tai ko čia stovi, veskiluka? Tai kad nežinau palydėti. Jei nežinai, kur dėti, palik arklytėse, kol galėsim pakalti. Patarliukus, patarliukus, patarliukus. Baigiai? Tavo karaliui reikia pabūti su savo svečiu. Aha, Celė, kad jūs nekalali. Ar tu nesupratai? Dink man iš akių! Iš akių dink! Patarliukus, 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 patarliukus. Tai kaip dėl to piemens? A, dėl piemens. Kokia piemens? Kaip tai kokia? A, taip, tas piemo. Suprantate, šiais laikais nuteisti nekaltą žmogų kainuoja. Ir dar kaip kainuoja? O klausyk, Johan, per kūrimo procedūrą galėtų mane karalium pavadinti. Apie ką jūs kalbate? Jūsų didenybė! Mūsų didenybė! Viskas bus padaryta. Jūsų didenybė! Jūsų didenybė! Jūsų didenybė! Jūsų didenybė! Jūsų didenybė! Jūsų didenybė! Galės tau pasiuntinės, čia alkliukai. Bus paskutinis dalykas, su kuriuo tu šiandien bendrausi. Nes šiandien tave pakals. Tram-pam-pam, tram-pam-pam, tram-pam-pam-pam-pam. O, tram-pam-pam, tram-pam-pam, tram-pam-pam-pam-pam. O, Ką čia dirbi, Slabry? Skaudėjo. Skaudėjo. Nebežliumbė, smegenė. Tu papaliogas, aš jis galiu, tai pasakysiu. Ką tu tam liučiai pasakysi, jeigu be savęs jis nieko nemato ir negirdi? Nemato, negirdi. Kaip jis stebi liūdžiu, tai šnekėti. Tu jau dirbi. Jau nebe, nusispjaut man ant to liucijaus. Fu! Ui! Nusispjaut man ant jo įsivaizduojamos karalystės. Fu! Oi! O ypač man nusispjaut ant tavęs. Ach, tu taip? Musė. Ot mamytė. O stiprus bjaurybės. Vos manęs neužmušė. Klausyk, pasiuntiniai. Klausyk, pasiuntiniai. Man reikia, kad tu nubėgtum pas karalių ir praneštum jam apie šitos puspročius. Ar galiu tavim pasitikėti? Tikrai taip, susitiksime miesto aikštė, kilnusis rytinį. Jūsų didenybė. O, paviljon, kur buvai dingęs, Ai, nesvarbu, šiandien jų karėta mūsų piemenį. Senjorė, bet argi jūsų negraužia sąžinį, kad miriau pasiuntėt nekaltą žmogų? Dėl to padegto namo visa sargyba sukilo ant kojų. Sargyba sukilo. Ir pasklido gandas, kad kažkoks girtuoklis padegė tą namą. Girtuoklis. Ir dabar aš pamačiau puikią progą viską užbaigti. Pradedam! Laba diena, serė. Karaliau. Tai yra karalių. Atbėgome atvesti nusikaltėlį. Pakams. O kaip jūs įspėja taip greitai nuteisti? Žinokit, serė, žinias sklinda greitai. Prakeiktas kipšas. Atšy. Velnio išpera. Atšyjokas. Vakar netiniau, baig čiaudė!
Sere, karalius ką tik išvyko iš rūmų ir netrukus turėtų būti čia. Negu. Tuštės veidės vargas greitas. Lauk čia ir kai karalius atvyks, įleisk jį. Klausau, sere. Tu, Agnusai, Fedro sūnau, šiandien mūsų visų Dievo ir karaliaus Liucijaus akivaizdoje esi kaltinamas savo tėvo nužudymu, jo namų padegimu ir ėriukų pavogimu. Dėl šito nuodėmingo nusikaltimo tau skiriama mirties bausmė. Ar bus koks paskutinis prašymas? Bus, aš esu nekaltas. Nekaltas jis. Bet kas iš to, kad tai pasakiau, vis tiek mano žodis nieko vertas. Nekaltas jis. Juk aš tik paprastas piemuo, o jūs, ponai ir karaliai, viršesnės būtybės. Jūs visi be nuodėmių, o mes jomis tik ir gyvename. Nekaltas jis. Nors ir neprasikaltom, jūsų nuodėmės gulant mūsų pečių. Nekaltas jis. Aš daugiau nieko nebesakysiu. Nebegaišinsiu brangaus laiko. Nubauskit mane neprasikaltusi. Išteisinti jį. Nubausti jį! Išteisinti jį. Nubausti jį! Pakarkite jį! Aš tave paprašau, sere? Liepą sakyti. Karaliau. Atsiprašau, karalių. Aš paprašau, ar pirmą reikia užunerti, ar pirmą gilį ryšti. Pamilijonai, tugi čia patarėjas. Aš nebegaliu jums dirbti ir pataikauti. Dunda žemė, dunda žemė, dunda žemė, dunda. Aš jūs palieku. Dunda. Įsileis mane vidun. Pasitikite, jo didenybę karalių Ričardą III Meškaširdį. Šlovė karaliui. Esu gavęs žinią, kad ši grafystė pasmerkta nuo žmogžudysčių, godumo ir gobšumo. Ir kas už tai atsakingi? Kur grafas Liucijus von Lupenbergas? Jūsų didenybė. Aš grafas Liucijus von Lupenbergas. Jūs tikriausiai suklaidino kažkas apie mano grafystę. Čia juk viskas gerai. Oi ne, aš šventai žinau, kad tavo valdymas ne karališkas, o kraugeriškas. Taip sakant, vilkas avinėlio kailį. Bet... Jokių bet, tylosis karalius kalba. Sargyba! Pagaliau jis stos prieš Dievą ir tikrąjį teismą. Imriukui su vilku malšinti troškulį, kadai su pelį teko. Vilkas priekyje, o pasroviui toliau avelė. Kraugeriui ir to užteko vaikui rasti priežastį. Kodėl susausia vandenį man sudrums, kai matai geriau, o garbiniuotis bailį jam. Kai virkės sudrumščiau to vandenį, į mano pusę nuo tavęs atbėga jis. Kam trūksta moralės? Tam te padeda moralas. Hets propter Ilijos skripta ezominės fabula, qui fictis causis innocentes oprimunt. Oprimunt! Taigi, moralas. Taigi, moralas toks. Rytoj jūs turit perskaityti dar 3 Fedro pasakėčias.
Pam 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 pam. Pam 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 pam. Ši pasakėčia parašyta tiem žmonėm, kurie išradę priežastį pražudo nekaltus. I would